Gerą vakarą, vyrai ir moteris, dar kartą. Tai norėjau pasidalinti informaciją, prašė pagalbos. Yra tokia moterų grupė, kur kovoja su vaikų teisėm. Liepia jom ten išvažiuoti į užsienį, taip ir taip toliau ir panašiai. Tai prašė pasidalinti informaciją, tai pasidalinsiu. Čia buvo toksai žmogaus teisų komiteto posėdis, būtent tos moteris kreipėsi, kad jų teisės nėra ginamos Lietuvoje, kad visos, kaip čia sakyti, aptarnaujantis personalas aptarnauja užsieniečius ir jų norus, o ne piliečių interesus. Tai ta prasme, kad vaikų teisės čiut ne pagal užsakymą dirba užsienio užsakovam, ten ar kaip pasakyti. Ta prasme, viskas atvirkščiai, kas turėtų būti, kad vaikų teisės turėtų ginti lietuvės motinas ir jų vaikus, tai jos vietoj to, kad gintų motinas ir vaikus, jos gina užsieniečius vyrus ir vaikus tenai išporcelioja, neaišku, kur ten daug ten situacijų yra tokių, kaip pas vieną ten ir seksualinis buvo smurtas kažkoks prieš ją ir prieš dukrą, nežinau tų smulkmenų, aš įdėsiu ją prašymą, nuorodas. Bet nesižvelgiant į tai, vis tiek vaikų teisės lietuviškos ir Skodienės kontora atidavinėja vaikus ir reiškia čia tas toksai veiksmas vyksta ir tiesiog kreipiasi tos moteris, vienos iš jų, kaip čia suprantu, kaip liaudiškai sakant, slidinėja, nes paieškos tipo pagrobė vaikus ir panašiai. Tai pateiksiu kelias akimirkas, kur direktorė Lapė Snapė Skodienė savo balseliu skaidrės ir kaip čia viskas ant skaidrių gražiai, nes skaidrės labai moka sudėlioti, pagal skaidrės gyvena, ne pagal faktą, bet pagal kažkur ten platybėse, atrodo, kad ratų pririjus ir kosmose skraidžia kažkokiam. Tai žodžiu, pateiksiu biškį čia tokių įdomių argumentų iš to posėdžio, tai kaip tas posėdis buvo vasario mėnesį, tai žadėjo čia dar vieną daryti, tai paklausiau ką tik tos Gražinos, tai sakė, buvo tas posėdis, bet tik dėl Hagos bylų ir jokių veiksmų iš komiteto nebuvo, ta prasme, bei tai, kad dar vieną moterį teisėjų kolegijos pirmininkė ta pati, kaip ir Ingo Sala, bei dar vienos besislapstančios mamos su vaikų bylose buvo taikomi tie patys metodai, teisinės gynybos nusilpninimas, šališkas teismas, vaikui siunčia į JAV, argentiniečių tėvui turinčiam teistumą ir leidimą gyventi JAV iki metų pabaigos. Tai vaikų teisių skyrius pritarė, kad reikia tokiam asmeniui atiduoti pilietės palikuonį ir atiduoti ten kažkur taip, nes tipo taip yra geriau. Tai įdėsiu kelis argumentus, čia tos fragmentus, tiksliau paskui nuorodą sudėsiu linkus. Peržiūrų visiškai nėra, niekam neįdomu, nes niekas, kaip ir sakyt, niekas nieko nemato, tai paprašysiu visų pasidalinti, nes tai yra aktuali informacija, kaip Lietuvos Respublikos kažkokios tai tenai vaikų teisių agentūros tenkina ir gina ne piliečius, o užsieniečius. Tai nieko naujo, bet reikia tai viešinti ir tai pridėsiu fragmentą dabar. Ir aš manau, mes prie tų pareiškėjų turim čia komitete ir prisistatykit ir papasakokit. Labadiena, gerbimi Seimo nariai, gerbimi klausytojai. Mano vardas Gražina Raguckaja-Kazalė ir 4 metus kovoju dėl savo sūnaus globos, kurio tėvas užsienietis ilgainiui nori išvežti iš Lietuvos Respublikos. Apie šią bylą nepasisakysiu, nes jinai dar vyksta. Galiu pasakyti bendrai, kad jinai yra labai sunki. Žodžiu, aš čia ilgai netemsiu, nes paliksiu nuorodą, kam aktualu pasižiūrėsit pilną, bet kas įdomiausios vietos yra, tai čia ta Lapė Snapė skaidrių dėstytoja. To galima būtų toliau vystyti diskusiją arba ieškoti kitų formatų, ką galima būtų keisti. Jeigu galima, aš pasidalinsiu skaidrėmis. Suteikit galimybę.
Prašau. Ar matosi? Matas. Taip. Žodžiu, čia jinai dėlioja tas skaidrės, čia rodo, kaip čia viskas gražu, kad čia vaikas turi adaptuotis, jeigu būna jisai tipo kažkurioje šalyje, nesvarbu šitoje ar anoje, jeigu jis būna daugiau kaip metai, tai jam paskui tinkama yra labiau tenai gyventi, nes jisai jau būna pripratęs. Nu ir čia jinai čia tas pasakas pasakoja, žodžiu, ir paskui viena mama, kur čia jinai yra, va šitą pasako, kaip yra iš tikrųjų. Iš pirktuvės kiek? Nagi. Taip. Ir sako, kad nu vat ir Lietuvoje gyvenau ir 1,5 metų ten ir panašiai, vis tiek vaiką atidavė į Daniją ir ten turi ir Norvegiją ir turi tenai jinai, žodžiu, gyventi. Čia tų reklamų, tai nesuprantu. Adblokerį reiktų dėti, bet nu ką darysi, tai čia jau kažkas kito. Nusprogo man šitas. Va. Metų aš gyvenu Norvegijos karalystėje, tęsiu čia kovą, 4. kartą susitiksiu teisme su savo buvusiu sugyventiniu. Aš tai net neprašau, aš turbūt maldauju organizuoti, rengti kuo daugiau renginių ir skleisti šitą problemą, nes tai yra milžiniška problema. Aš susidūriau konkrečiai tiesiogiai, aš esu šokiruota, kas vyksta Lietuvoje, tikrai šokiruota. Savo atveju noriu viešinti turbūt visam pasauliui, nes noriu dabar apeliuoti į irgi gerbiamos Ilmos Skuodienės gražias skaidres, teorinės. Tai mano vaikas augo visiškai Lietuvoje, lietuviškoje aplinkoje, jisai lankė darželį. Mano procesas užsitęsė 1,5 metų, ką Hagos konvencijos jau sako, kad vaikui užtenka metų laiko prisitaikyti Lietuvoje. Sprendimas buvo vienas ir vienus vartus, kad aš turiu grįžti į Norvegijos karalystę. Aš jaučiau visišką šališkumą vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojo, kuris nepasibaigus mano bylai Lietuvoje, jau bandė mane diskredituoti ir rašė laiškus su patvirtinimu, kad mano vaikas bus tikrai grąžintas į Norvegijos karalystę. Tas laiškas buvo siųstas mano sugyventinio advokatei Norvegijoje. Tai yra aišku, matoma ir žinoma. Tai į visus mano laiškus ir mano užklausos, kurios buvo siunčiamos tiesiogiai vaiko teisių apsaugos tarnybos elektroniniu paštu, tai aš negavau nei vieno atsakymo, apart tiesioginio to autosvaro vadinamo, kad laiškas yra gautas, su jumis susisieks. Kai aš bandau pati susisiekti su mano tuo metu man paskirtu padėjėju ar darbuotoju, kuris turėtų ginti mano vaiko teisės. Tai jos atsakymas visą laiką buvo, kad yra gauta, šiuo metu yra būsena atsakyti, ir atsakymas gali užtrukti 20 darbo dienų. Tai aš jau 1,5 metų gyvenu Norvegijoje, aš nei vieną laišką negavau atsakymą. Tai yra jau daugiau nei 20 darbo dienų. Tai aš prašau atsimerkti visų Seimo narių, tų, kas leidžia įstatymus ir tvarkyti šitą. Tai va, tai žodžiu, čia jinai padėlioja, čia dar viena motina. Dalykus pakomentavo labai gerai ir ponia Dalia Puidokienė, labai ačiū už palaikymą. Bet yra vienas dar klausimas, kuris man iš ponios Ilmos Skuodienės pasisakymų, kuris man įstrigo ir norėčiau dar paklausti. Tai buvo kalbėta labai daug apie, kad labai svarbu išklausyti vaiko nuomonę ir kad tikrai vaikų teisės visą laiką išklauso vaiko nuomonę nuo tada, kai vaikas geba pasisakyti. Dabar toks klausimas man kyla. Tai koks tas amžius yra konkrečiai apibrėžtas, nuo kada vaikai yra jau pakankamai laikomi brandus ir mokantis, gebantis išreikšti savo nuomonę ir galintis pasisakyti. Tiek dėl noro arba nenoro grįžti į tą šalį, iš kurios... Žodžiu, čia yra daug čia tų tokių dalykų, bet visą tai reikia paklausyti. Ir įdomiausias tai yra galas. Va čia moteris klausė, žodžiu, klausė ir komiteto pirmininko toksai elgesys, kuris net nesuteikia teisės atsakyti, nes Skuodienė, man atrodo, netgi atsijungia gale išvis iš to
viso pokalbio, nes suprato, kad atsakymų jinai neturės ir kaip patogu yra turėti nuotolinį komitetą, kai tu gali sakyti, dingo internetas, kaip pavyzdys, nuo nepatogių klausimų, kaip vat ir man dabar norėjo čia tą uždarą teismą daryti Zoom'u, kur atsisakiau, nes sakau, palauk, už nepatogius klausimus, tai pasakau, dingsta, va taip va. Va čia va matosi Skodienė, čia, dar yra, pažiūrime. Daugia temą ir, sakykime taip, netgi ne visai yra diskutuojama apie tos pačius dalykus, nes vienur kalbama apie teisinį reguliavimą, tada apie tarptautinės teisės taikymą, tada apie institucinės praktikas. Mano siūlomas sprendimas šitą, kaip sakant, temą pratęsti. Ir mano siūlymas yra iki kito posėdžio, kuris turbūt kovo 12 dieną, pabandyti padaryti šiek tiek detalesnę ir daug siauriau kiekvieną šitą paliestą aspektą, tam tikrą renginių, diskusijų programą, tam, kad mes susisiaurintume iki ten, kur Seimas ir įstatymų leidėjai gali kažką padaryti praktiškai, nes tiesiog... Tai žodžiu, neleido Skodieniai atsakyti į klausimus. Klausimo, kad nors kiek suabejotų, nors kiek pasistengtų papildomai kažką padaryti, kad būtų tos abejonės įsklaidytų prieš priimant sprendimus dėl vaiko, kurie, taip sakant, gali turėti pasiekmių, gali ir turės pasiekmių visam vaiko gyvenimui. Labai ačiū. Ačiū Jums labai. Dabar žiūrėk, kadangi mes čia matome labai daugiaplanę, daugiatemę ir... Šiaip logiška būtų leisti Skodienei atsakyti klausimus, bet, suprasdamas situaciją, komiteto pirmininkas užbėgo įvykiam už akių ir yra kaip yra. Tai va, tai toliau ta moteris, kur sakė apie tą dabar naują, tai yra grinai šitas, kaip čia Jungtinėse Amerikos valstijose, JAV gimęs ir JAV bei Lietuvos pilietybės turintis vaikas, kuris jo motina neteisėtai atsivežė į Lietuvą, privalo būti grąžintas į savo kilmės šalį. Taip nusprendė Lietuvos teisėjai patenkinę mažamečio tėvo, kurį palaikė ir valstybės vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Tai ta prasme, vėlgi, kaip jinai rašo, tas pats modelis, tie patys teisėjai, tie patys metodai, ta prasme, viskas yra kaip pagrįsta. Labai paprastai, kaip mūsų atveju, dabar žiūrėkit, gauni tu, aš bandžiau suskaičiuoti, kiek nutarčių yra, tai gal kokios 10 teismų, 6 teisėjai, 7 bylos ten ar 8, nežinau, belekas. Ir į kiekvieną tą, jeigu žmogus pats negali, jam reikia advokatą, iš kur jis gaus tų pinigų tam advokatui. Vat jeigu yra ta parama, žmonės padeda, jeigu jie žino, kad yra tokia bėda, tai padeda, bet jeigu nežino, tai nieks ir nepadeda. Ir gaunasi tas techniškas toksai, išsiurbė visus pinigus, teisiškai nėra, valdiškas advokatas, visi žino, kas tai reiškia, geriau jau iš vis be nieko, ir suėda ir viskas, ir ten užbilietoja dar kokių pinigų ir pralošia bylas ir išvažiuoja, dabar motinos ant slidžių sėdi, ta prasme, nes yra paieška, kad pagrobė savo vaiką, ten kažkokie tai užsieniečiai. Tas ir yra, kad užsieniečius gina, o motinas savo, ta prasme, ką turėtų ginti ir tarnauti, ta prasme, jos kaip ir visos tos institucijos iki 22 metų, man atrodo, pirmas straipsnis dar buvo viešo administravimo, kad visos įstaigos tarnauja žmonėm, tai dabar pakeitė tenai jau tą visą ūkio subjektai liko ir yra, kaip tik prisiminiau apie ūkio subjektą, tai asmens kodas ir tarptautinis mokesčių mokėtojo numeris fiziniam asmeniui yra lygiai tas pats. Kada asmens kodas tampa mokesčių mokėtojo numerį? Tada, kada fizinis asmuo vykdo ekonominę veiklą ir tampa ūkio subjektų. O kaip žinoti, ar jisai nevykdo ūkinės veiklos ir nėra ūkio subjektas ir nevykdo jokios komercijos, jeigu jo tas kodas vis tiek veikia. Tai tipo
Jeigu jis registrų centre neveikia, nieko nedaro, vadinasi jis ir neveikia, vadinasi jis ir neveikia. Bet jeigu tu nueini kažkur į banką, atsidarai banko sąskaitą, tai jau tavo asmens kodas yra rašytas kaip TIN numeris ir ant jo ten užsienį daro kažkokią tai veiklą, procentus, palūkanas ir visą kitą ten daro ir nieks nieko nežino. Tai va, čia tarp kitko tik tai pridėjau, bet kas liečia va šitą visą nesąmonę, tai jie turi tarnauti tautai, bet tipo tarnauja užsieniečiam, aptarnauja, tai va, tai jeigu jie, kaip čia teoriškai, ta tokia metafora, ne, jie tarnauja savo tautai, tai gal jų tauta tenai yra, tų čia dirbančių valstybės tipo Respublikos vardu tarnautojų tauta yra užsienį, ten Amerikoje, jeigu jie dirba ant jų, ar ten Norvegijai, kur ten, ta prasme, kaip bebūtų tas toks dalykas, kad jeigu yra tavo pilietis, tai tu jį gink, saugok ir ten ir padėk, o ne spaus karočią tam, kad patenkinti kažkokio užsieniečio ten ar kitataučio ten kažkokio tai norus. Tai va tokie va dalykai, tai žodžiu, paliksiu nuorodas, kas galit pasižiūrėkit, dėkit ten tų laikų, kad moteris pamatytų, kad vyksta kažkoks aktyvumas, kas galit pasidalinkit, nes nu čia dabar daug moterų užsienį yra, tai jaučiu aktualiai temą ir tai auga ir kaip sakyt, tuos visus vaikų teisės specialistus tai reikėtų konkrečiai apgyvendinti Lukiškėse tenai, kad vienas kitą jie tenai žiūrėtų ir nes, nu, tai, kas vyksta, yra tiesiai šviesiai bispridėlas, kitaip nepavadinsi, o kaip ten sakyt, ant bispridėlšikų bispridėlų nėra, tai niekur jie nedings, visada taip nebus, bet reikia nuo kažko pradėti, tai vat moteris susibūrė į kažkokią tai kolektyvą ir bando kažką daryti, bet kaip šakėm per vandenį, nes yra tokie dalykai, kur tas tiesiog neišviešinimas ir taip toliau ir panašiai sunkus reikalas, tai paprašysiu visų pasidalinkit, kam nesunku ir tiek, tai tiek, gero vakaro ir viso gero, pasimatysim neužilgo.